Klaipėdos universitete lankėsi Edinburgo Napier universiteto atstovai. Čia jie pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos universitetu. Pasak Edinburgo Napier universiteto atstovo profesoriaus Jan Hunt, šia sutartimi siekiama įvairiapusio bendradarbiavimo tarp universitetų. Sutarties tikslas yra dirbti kartu su Klaipėdos universitetu, drauge ieškoti su pramonė bei studijomis susijusių tarptautinių sprendimų, sukurti viziją, bendrą viziją aukštajam mokslui Klaipėdoje. Manoma, kad šis bendradarbiavimas atneš naudos tiek Edinburgo Napier, tiek Klaipėdos universitetams. Klaipėdos universitetui jie atneš naudos ne tik mokymosi procese, bet ir tyrimų bei plėtros sferose, kurias apims mūsų bendradarbiavimas. Taip pat sutartis atneš ir socialinės naudos miestui, augs studentų iš užsienio skaičius. Tikimasi, kad bendradarbiavimas bus produktyvus, o sutartyje užsibrėžti tikslai kokybiškai įgyvendinti.